Žemaičių Kalvarijos bendruomenė Gardai pradėjo kurtis 2003 metų pradžioje. Mūsų bendruomenė rinko pinigus vienai mergaitei, kad ji galėtų studijuoti mediciną. Ir šitą žinią nuėjo už Atlanto ir ta moteris pradėjo domėtis mūsų bendruomenę. Jinai parašė testamentą ir po mirties 1/16 jos turto dalis atiteko mūsų Gardų bendruomenei. Amelijos Čiesnos palikimas yra teikiamas šeimoms 2 kartus per metus. Iškia maždaug nuo 4 iki 500 vienam vaikui, tai yra rudeninis pasiruošimas mokyklai. O kitas toks šilpimas tai yra gruodžio mėnesį prieš Kalėdas, kad tų šeimų kalėdinis stalas irgi būtų puikus. Žemaičių Kalvarija įkurta 1253 metais. Mes atšventėme gražų 750 metų jubiliejų. Pastoviai pas mus Žemaičių Kalvarijoje yra daug svečių, lankytojų, todėl toks yra noras mūsų pačių, gyventojų mūsų, gražiai gyventi ir tvarkytis. Mūsų seniūnijos gyvenvietė gražiausia Lietuvoje. O šiaip bendruomenės pagrindiniai tokie tikslai ir sakykime, kryptis, kuriomis mes dirbam, tai yra viena iš didesnių krypčių tai yra projektai, kaip minėjau, o kita kryptis tai yra žymių žmonių įamžinimas. Pastatyti paminklą Motiejui Valančiui, renovuoti mokyklos stadioną. Savomis jėgomis mes būtent atminimo lentų, paženklinimas tų namų, kuriuose čia Žemaičių Kalvarijoje gyveno žymus to krašto žmonės. Ir šiais metais vyko poeto Vytauto Mačernio 90-metis, būtent bendruomenės iniciatyva buvo pastatytas koplytstulpis Vytautui Mačerniui atminti. Kadangi pagrindinis tikslas buvo subūrus tą bendruomenę, kad visos įstaigos, kurios egzistuoja Žemaičių Kalvarijoje, tai yra parapija, mokykla, kultūros centras, seniūnija, jos dirbtų išvien. Tai vienas iš tokių pirmųjų buvo, kada mūsų gretimas kaimas, Votiniam kaimas, neturėjo vandens. Būtent buvo parašytas projektas, palaimintas ir pastatytas gręžinys ir šiandien jau 34 šeimos turi geriamą vandenį. Tai yra tvarus ūkininkavimas, išsaugant ekologinę pusiausvyrą ir retus augalus Žemaičių Kalvarijoje. 10 šeimų buvo nupirkta po telyčia padovanota, 5 šeimom po 10 avių ir 5 šeimom po 5 bičių šeimas. Na, jie gavo, aišku, nedovanom, užauginę prieaugį, jie turėjo jį padovanoti kitai šeimai. Na ir to Baltijos labdaros fondo projekto tąsa, tai čia jau 40 šeimų gavo po 10 triušių ir 14 šeimų gavo vištų. Vėl užauginti prieaugį ir padovanoti kitai šeimai ir dar kartą, kiekviena šeima turėjo perdovanoti po 2 kartus. Be galo didžiuojamės ir džiaugiamės, kad turime tokį išskirtinį objektą mūsų vyskupijos, tai bazilika ir Kryžiaus kelią, kuris įkurtas čia Žemaičių Kalvarijoje nuo 1639 metų. Buvau Gardų bendruomenės pirmininkė 4 metus, buvau įsteigėja ir kūrėja. Narių tikslas buvo dar kurti ir toks siekimas vilties vyrinėlius, tai yra vaikų dienos centrą. Po pamokų vaikučiai susirenka tie, kurie neskupa į namus, kurie yra iš socialinių problemų turinčių šeimų. Kartu praleidžia laiką ir dainuoja, ir šoka, ir mokosi gaminti, valgyti, ir mokosi gyventi vienoje šeimoje. Iš tiesų tai yra labai gražus dalykas. Ir mokykla Žemaičių Kalvarijoje visą laiką buvo kultūros ir švietimo židinys. Jeigu jūs pažiūrėtumėt truputį dešiniau, pamatytumėt paminklą knygnešiui Vincentui Juškai. Dar tarybiniais metais tas paminklas mokyklos kiemelyje buvo pastatytas. Mes didžiuojamės, kad mūsų mokykloje mokinosi Simonas Daukantas, Motiejus Valančius ir todėl jo ekscelencijos Telšių vyskupo Jono Borutos paakinti mokykla rengia paraišką paminklo pastatymui ir atidengimui Žemaitijų švietėjui, blaivybės puoselėtojui Motiejui Valančiui. Miesteliui ger gyventi todėl, kad paprastai
tas gerumas susideda turbūt iš kelių dalykų. Tarpusavį santykiai, infrastruktūra, kuri miestelyje yra, geri susisiekimo keliai su rajonų centrais, vienodai nutolę esam nuo Plungės, Telšių, Mažeikių, Skuodo, esam kažkur tarp tų miestų vidury.